Tai treneri nepavyko iškovoti pergalės, kokios priežastys, kodėl taip susiklostė rungtynės? Priežastis aiškinsim šiandien vakare, peržiūrėjau dar kartą rungtynės, bet kažkaip tai trūko ir puolime, ir gynyboje. Kažko trūko, kažkaip neįsijungiam gal nuo pat pradžių rungtynės. Nepavyko uždominuoti puolime, nepavyko apsiginti iš tų vietų, kur mes planavom, kad negausim metimų, bet labai iš priešvartį gavom pavojingų metimų. Tokios vienos rungtynių, kur atrodo, kad mes atėjom kažko kito negu žaist solidžiai. Kažkaip tai šiek tiek iškrypom iš savo rėmų, kur su Ziem galė praeitas rungtynės žaidžiam labai solidžiai, nors rezultatas net neatspindėjo kaip mes, o čia kažko pritrūko, manau, nusiteikime, nes ir tos minutės, 14 minučių, 14 kartų gauti minutės, tai yra labai daug ir tas mus išmušinėjo visas rungtynės. Atrodo, grįžtam į rungtynės, jau nubėgam į puolimą, jau kuria momentus, gaunam minutės, vėl reikia viską per naują. O jeigu žvelg giliau, po 2 kėlinių 5 jūsų metimai, 33 Rygos, baigėsi rungtynės 15-46 metimai. Kur čia fiziškumas, noras, nenoras, nežinau, kodėl tiek mažai metimų šiandien? Kažkaip atrodo, norėjom tą ritulį vežti vartus, nors ir po pirmo kėlinio apie tai kalbėjau, po antro dar labiau apie tai, kad metam vartus, bėgam ant damušimo ir kuriam tos momentus ten, kažkaip tai mes norėjom labai aplinkui žaisti, labai palaikyti, tai kažkur gal neįvertinom kažkuriuose vietose varžovo, kad reikėjo tiesiog žaisti paprasčiau ir iš to būtų gavęs daugiau naudos. O kalbant apie gal malonesnį galvos skausmą, turi 2 vartininkus aukšto lygio, kurie įpratę būti pirmi. Kaip su tuo žada tvarkytis ir koks planas yra šiaip su vartininkais? Planas, kad abudu žaistų ir abudu žaistų gerai. Taip norėtųsi, tai čia pasidalinsim, viskas gerai, čia mes spręsim, mūsų komanda tokia, kur galima susitarti ir galima susitvarkyti. O papildymą neplanuojat? Vienas atvažiavo šiandien papildymas mūsų Slovakas, jisai tik tai sunkios jam rungtynės, jis kėlėsi labai anksti ir vakar tik su juo pasirašėm, tai labai daug iš jo tikėtis negalėjom, bet mano gal sužaidė jisai tikrai pusę velnio, ta prasme, viskas tvarkingai, tai tikėkime, kad jisai tik gerės. Ačiū.